važiuojam. Vilnius 1,5 metų jau valdomas realiai be taisyklių. Ir čia atsiranda labai didelės pagundos. Sveiki atvykę į pirmąjį Vilnius gali geriau podcastą. Kapučino puodelis 5,20 €. Sako, būčiau Italijoje, tai iš karto policiją kvieščiau. Ok, įdomu, tai turbūt mes apie juos taip pat pakalbėsim. Man tikrai nemalonu matyti gerai žinomas pavardės, kurios sakė labai aštres, gražias, aistringas kalbas mitinguose, bet šalia to jie gaudavo pajamas iš LRT. Atšauktumėt šitą mero sprendimą, kuris realiai suspendavo su kalbos naudojimą? Jis yra visiškai bereikšmis, nes toliau Vilniaus miesto savivaldybėje bus aptarnaujami žmonės visom kalbom, skaitant rusų kalbą. Dabargi nebeskaido oro balionai. Kas vyko? Lukašenka tapo geresnis, jis ne kalėdų senis. Arba tai yra naudingas idiotas, arba provokatorius. Tai jaučiu, kaip įsivažiuojam į Vilniaus miesto gyvenimą. Tai ačiū. Tai sveiki atvykę į pirmąjį Vilnius gali geriau podcastą. Ir šis podcastas vienyje žmonės, kurie yra nebejingi Vilniaus miestui ir be abejo turi daug idėjų. Tai kviečiu visus žiūrėti. Na, o šiandieną su manim Artūras Zuokas. Sveiki vidūnai. Iš tikrųjų, čia mūsų pirmas toks, kaip sakyt, kepamas blynas, bet aš nebejoju, kad Vilnius gali taškas geriau, tikrai geriau. Bus įdomus jums formatas, kuriuos išgirsite tiek vidūną, tiek mane, tiek kitus pašnekovus, nes kad Vilnius gali geriau niekas nebejojam, o ir kad norim, kad būtų tai greičiau, lygiai taip pat. Tai apie miestą, apie sostinę, o per sostinę apie visą valstybę. Taip, tai važiuojam. Artūrai, iš tikrųjų, aš turėjau tokį seną norą patį pakalbinti, nes esate tikrai išskirtinis žmogus, kuris patirtis savo kaupęs daugelį sričių, aišku, ir politinę karjerą, tai tikrai turit ko pasidalinti ir kartais, žinot, dirba tą formalų darbą, bet žmonėm daug kas lieka nežinoma. Tai vat, kaip tik ir norėčiau paklausti. Tai pradžiai, aišku, Seimo tema, pats pagal politinę biografiją esi Vilniaus miestas praktiškai, visas gyvenimas susijęs su Vilniumi, ne kartą meras, aš kiek pažiūrėjau, jau 20 mečiai tarybos narys, tai iš tikrųjų viskas apie Vilniaus miestą. Seime pats buvo epizodiškai 2008 metais ir tai nepilnus metus, tai grįžai į Seimą praktiškai po 16 metų. Kaip atrodo Seimas? Ar nustebino? Grįžtant prie pačio įžangos, aš kaip tik čia prieš kelias dienas buvau radio interviu, radio centre. Ir žurnalistė mane kalbino būtent apie miestą, apie idėjas, apie pokyčius. Ir man labai patiko jos pasakymas, sako, aš gimiau tame mieste, kurį kūrė tipo Zuokas, Konstitucijos prospektas, nepradėjau vardinti daug tokių dalykų ir man taip, wow, malonu, tokių pokalbių būna retai. O kalbant apie Seimą, tai žinot, Seimas visada yra tokia skirtinga organizacija. Seime jūs galite labai sėkmingai nieko neveikti ir bus tas pats. Seime jūs galite būti labai aktyvus ir labai daug yra galimybių, ypač jeigu žinot, ką daryti, norit, rodot savo iniciatyvą, tai tikrai galima nuversti daugelį kalnų. Ir aišku, iš mero patirties puikiai žinau, kad daugelis dalykų vis dėlto valstybėje yra paremta ne asmeninė iniciatyva, o įstatymais, taisyklėmis. Tai mano tikslas ir yra dabar šioje Seimo kadencijoje ir aš tikrai tą matau ir tą darau, kaip patobulinti tuos įstatymus, tas taisyklės, kad tie, kurie dirba, kurie rizikuoja, jiems būtų paprasčiau tai daryti, kad būtų mažiau biurokratijos, kad būtų mažiau ten tų visokiausių perteklinių reguliavimų reikalavimų ir kad atsirastų daugiau sveiko proto ir logikos. Tai šitoje vietoje aš jaučiuosi gana komfortabiliai, lyginant su pirmu kartu, kada buvau 2008 metais. Bet meras iš principo gali greit priimti sprendimus, o čia esat, kaip dažnai liaudis sako, 1 iš 141. Tai kaip priimti sprendimus? Ar įmanoma, būnant tokioj didelėj, kaip sakyt, bendruomeniai? Turi susitaikyti, kad greitai nieko nebus. Turi susitaikyti, kad reikės daug diskusijų, daug pokalbių.
gana dažnai netgi pačią idėją arba rezultatą atiduoti kolektyvui visiems. Nes, žinot, Seime yra, manau, kad žmonės turi labai gerai suprasti, kad jeigu atsiranda Seimo narys, kuris pasako, aš vienas registravau įstatymo pataisą, aš noriu, kad būtų taip, tai dažniausiai iš karto šitą tokia pataisa, net jeigu jinai yra gerai, jinai yra pasmerkta. Nes atsiranda tas vadinamas konkurencinis efektas politinis ir kodėl čia kiti turi palaikyti tavo idėją. Todėl mes siūlom ir įtraukti kuo didesnį ratą skirtingų partijų atstovų, kurie prilaiko tą idėją, kuriems tai įdomu ir kad mes tai darom. Ir kad tas bendras mūsų darbas kažką pakeis. Ir žinant šitą principą ir dalinantis siekiant netrumpalaikio politinio efekto, tikrai Seime galima kažką nuveikti ir aš sakyčiau, gana džiaugiuosi, nes manyčiau, kad šiandien bent jau tam tikrai priimti įstatymai, kurie atėjo su mano iniciatyva ir kolegų palaikymu, arba tam tikrai audito komiteto tyrimai, šiandien, sakyčiau, jau taupo valstybei 10 milijonų. Ok, įdomu, tai turbūt mes apie juos taip pat pakalbėsim, bet dar norėčiau paklausti, aišku, pats gerai referuoji, vis tik Seimas ir yra komandinis darbas, kad ir kaip tai bebūtų atrodytų keistai, bet mes dažnai per žiniasklaidą matom tam tikrą politinių kovų areną, tam tikrus asmeniškumus, toks, sakyčiau, gal net žemo lygio įžeidinėjimus. Kaip pačiam Seime, ar pavyko susirasti draugų, ar atvirkščiai atsirado daugiau priešų už aktyvumą? Aš tikrai neieškau ir nekuriu priešų. Visada su visais sveikinusi, net jeigu mūsų nuomonės nesutampa, arba požiūriai mūsų visiškai skirtingi, arba gal yra kažkokių nuoskaudų iš praeities, aš visiems paduosiu ranką ir pasisveikinsiu. Nors yra tokių Seimo narių, kurie, jeigu sveikinasi, tai tikrai akis nežiūri. Kaip taisyklė, neminėsiu tos politinės organizacijos pavadinimo, bet tai yra dažniausiai susijęs su viena politinė organizacija, kurios dalis narių net nežiūri, jie stengiasi nematyti tavęs. Tai aš iš karto sakau, tai vadinasi, jūs jaučiatės nepatogiai, nes kažką netaip daro. Nes žmogus, kuris iš vidaus jaučiasi, kad yra teisus, teisingas arba atviras, jis visą laiką pažiūrės į veidą ir į akis. Toliau, sakyčiau, nieko neįžeidinėjau. Stengiuosi visą laiką kalbėti tik tai apie tai, kas blogai, patį faktą ir teikti pasiūlymą, kaip padaryti tai geriau. Tai nueinu į asmeniškumus, kas kartais Seime matosi. Bet bendrai galiu pasakyti, kad Seime daug mažiau tos įtampos arba tų nesutarimų, kuriuos mes matom žiniasklaidoje. Nes žiniasklaida, žinot, visą laiką ištraukia kažką, paryškina, sutirština ir taip toliau. Tai šiandien, sakyčiau, tai, ką matote žiniasklaidoje ir tas, kas Seimo salėje viduje, tikrai to susipriešinimo yra daug mažiau. Ok, įdomu. Pats jau truputėlį ir pasakėt šiek tiek apie efektyvumo didimą, tai man labai įdomu, kokie pačiam, nes jau yra kaip beveik pusę kadencijos praėję, tai dar nepilnos, tai man įdomu, kokie 3 pačio darbai, kurie pačio nuomonė pavyko geriausiai ir ko nepavyko padaryti dar Seime. Vertant, kad Seimas yra kolektyvinis darbas, nes jūs gali turėti labai gerą idėją, bet kol netampa įstatymu arba sprendimu, daugelis gali įnešti tam tikras pataisas, gali sušvelninti tą idėją arba atvirkščiai pagerinti tą iniciatyvą ir taip toliau. Taigi, sakyčiau, visada kolektyvinis darbas visą laiką turi matyti kokybės viduryje, o ne geriausiose. Tai nėra blogai, nėra labai gerai, bet yra per vidurį. Tai aš sakyčiau, kuo aš džiaugiuosi šioje kadencijoje. Tikrai labai daug dėmesio skiriu temai dirbtinio intelekto taikymo valstybės tarnyboje, valstybės sistemoje. Ir tai, kad nors dar tai netapo įstatymas, nėra priimtas, dar jis svarstymo stadijoje, bet tai, kad užsikūrė diskusijos apie tai, kad ministerijos reaguoja į tai, teikia jau planus, pasiūlymus, netgi programas, aš labai džiaugiuosi, nes čia iniciatyva, o žiūrėkit, iniciatyva jau duoda pokytį net ir be įstatymo. Toliau audito komitete mes labai daug dirbome su geresniais, sąžiningesniais viešaisiais pirkimais. Praktiškai visa valstybės sistema pakeitė būtent mūsų audito komiteto ir nemaža dalimi mano iniciatyvos dėka, nes turiu praktiką ir žinias iš praktikos, o ne iš teorijos, tai valstybinės įstaigos, įmonės dabar
turinčios krūvą savų teisininkų, turės ženkliai atsakingiau pirkti paslaugas iš išorės, su labai aiškiom procedūrom ir kad žodis išimtis netaptų taisyklė. Nes dabar sako, yra išimtis, tai mes ją visą laiką ir taikom, tai realiai tai pažeidžiamas pats principas, kad išimtis turi būti labai reta. Toliau tikrai manau, kad audito komitetas nemažai prisidėjo, dar tą temą tęs, kas mane labai nustebina, vis tiek turiu verslo patirtį, kada mūsų valstybės, pavyzdžiui, vėjo jėgainių parkas pirmasis ir antrasis, ypač kalbant apie pirmąjį, kuris buvo realiai parengtas ir padarytas, pateiktas visuomeniai, pradėti leisti pinigai ir panašiai, faktiškai net neturint kaštų ir naudos analizės. Tik jinai dabar yra parengta, bet dar jinai yra įslaptinta, tai artimiausių metų matysim. Nes mano klausimas buvo labai paprastas. Jeigu valstybė nori išleisti 3 milijardus eurų elektros apsirūpinimui, būtent vėjo jėgainės parke numeris 1, tai o gal yra kiti keliai už tuos pačius 3 milijardus pasiekti tą patį rezultatą, negu išleidžiant tokius didžiulius pinigus. Tikslas yra elektros aprūpinimas, o ne pastatymas vėjo parko. Tai vieno to klausimo, tai kas yra tikslas? Parką pastatyti ar elektrą apsirūpinti? Žmonės nesuprato mano klausimo. Tai duokit alternatyvas. Ką jūs lyginot? Vėjų parkas 3 milijardai, galbūt ten kitos, sakykime, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros projektai arba dar kažkas. Tai kokios alternatyvos? Jų nėra. Ir tai yra stambiausia Lietuvos įmonė ir tai yra stambiausi, sakyčiau, geriausi protai susirinkę arba galimybė juos turėti. Toliau labai nemažai, aš sakyčiau, daug padarėme LRT projekte. Aišku, pradinė LRT buvo startas blogas, visiškai teisinga kritika iš visų, kurie kritikavo iniciatyvą nukreiptą prieš personalijas arba dar kažką. Tai mano tikslas buvo ir kolegų tikslas, kurie dirbo toje temoje, kad šita įstaiga būtų kuo atviresnė, skaidresnė ir kad visuomenės nuomonių skirtumai būtų joje atspindimi. Ir aš džiaugiuosi, kad jeigu iki šiol LRT buvo valdoma realiai vienasmeniškai generalinio direktoriaus, kuris net redakcinės veiklos taisyklės tvirtindavo savo įsakymų, kas labai reta ES transliuotojų tarpe, arba, sakyčiau, neradau tokių pavyzdžių, gal kažkas ir žino, tai dabar atsiranda valdyba nuo naujų metų, padidėja taryba, joje sumažėja politikų. Visa tai duoda didesnį visuomenės įsitraukimą. Pagaliau po ilgų ginčų mums pavyko pasiekti, bet jau su prokurorų pagalba, kad LRT paviešintų asmenis, kurie yra samdomi už tam tikrą honorarą komentarams rašyti arba komentuoti politinius įvykius. Ir dabar ta visa informacija pagaliau po prokurorų aiškaus nurodymo, kad yra įstatymo pažeidimas, ką mes kaip audito komitetas sakėm 1,5 metų. Ta informacija vieša, dabar ją analizuojam, matom, žiūrim. Suprantu, kodėl administracija LRT vadovė nenorėjo to viešinti, nes man tikrai nemalonu matyti gerai žinomas pavardės, kurios sakė labai aštres, gražias, įstringas kalbas mitinguose, bet šalia to jie gaudavo pajamas iš LRT. Tai nieko blogo būtų, jeigu jis būtų pasakęs, kalbėdamas prie auditorijos. Žinot, aš su komerciniuose santykiuose su LRT, man jie moka autorinius atlyginimus arba dar kažką, tačiau mano nuomonė yra tokia. Tai tada būtų sąžininga. Tai yra tie žmonės, kurie kalbėjo labai garsiai ir aiškiai apie principus, apie interesų konfliktų derinimą, jų viešinimą, jie to egzamino neišlaikė. Nekalbant apie kitas detalės, kurias audito komitetas ateityje tikrai nagrinės. Ir baigiant kaštų ir naudos analizę. Įstatymo projektas, kuris skinasi kelią, kad tai būtų privalomas dalykas valstybės sistemoje, ar tai būtų valstybinės įmonės, ar ministerijos, ar savivaldybė. Kaštų ir naudos analizė. Jeigu jos nėra ant stalo, mes negalim kalbėti apie jokį sprendimų priėmimą ir finansų skirimą. Norėjau paklausti, pats pagal profesiją esi žurnalistas, kai vyko LRT įstatymo pataisos, iš tikrųjų daug ir kritikos susilaukė, abejonės buvo, kas ir palaikė. Kokias pamokas išsineštum iš viso šito proceso? Sakyčiau, visas procesas, kuris vyko, jis labai skirtingas, fragmentiškas. Yra dalis proceso, su kuriuo aš nenoriu turėti nieko bendro, tai su pirminėm iniciatyvom, kurios nukreiptos buvo prieš
konkrečius asmenys, tai yra vadovą, nes manęs laiką domina principai, aš tą laiką pabrėžiu. Mes turim kalbėti apie principus, o ne apie personalijas. Mes turim ieškoti ne kaltų, o žiūrėti, kodėl yra blogas rezultatas ir kur yra problema. Tai čia aš noriu atsiriboti nuo tos dalies, kuri tikrai man yra nepriimtina. Mane nustebino labai tokia pamoka, nes aš buvau praktiškai visuose mitinguose, išskyrus paskutinėme katedros aikštėje, nes buvau išvažiavęs, su tikslu pabendrauti su auditorija. Ir mane nustebino labai skirtingi žmonių lūkesčiai arba žmonių motivacijos, kodėl jie yra tame mitinge. Okay. Ir sakyčiau, kai aš kalbu, ar jūs žiūrit LRT? Ne, mes nežiūrim, sako, mes net televizorius neturim. Tai tada, ką jūs čia ginat? Na, ginam ten, sakykime, laisvą žodį, bet kaip jūs paaiškinkit, suprantat tą laisvą žodį. Pabaigoje vis dėlto nemaža dalis žmonių susirinkusiųjų buvo, juos vienio vienas arba keli, sakykime, kelios linijos. Pirmoji, tai aišku, vieno politiko pavardė, kurios aš neminėsiu garsiai, kad tai buvo nukreipta prieš jį ir jo politiką, kas suprantama, nes Vilniuje ir Vilniečių tarpe tokia politika yra visiškai nepriimtina ir aš su visiškai sutinku. Antra linija tai buvo iššaukta kultūros ministro, kuris buvo skirtas ir po kiek laiko minėtos tos pačios politinės organizacijos pasitraukė. Tai, kad į politikoje išnyksta kompetencija, išnyksta žinios ir panašus dalykai, kad degraduoja, sakykime, mūsų valstybės valdymo lygmuo, su kuo irgi turėčiau sutikti. Ir trečias dalykas, kuris mane labai nustebino, bet man jisai įstrigo, nes tai yra tam tikras psichologinis dalykas, jo labiau aš nagrinėjau šiek tiek tuos dalykus platesnėme kontekste Europos pasaulio. Šiandien daliai jaunų žmonių trūksta dirgiklių. Trūksta tiesiog prasmės gyvenime. Ir jiem reikia tam tikrų iššūkių, kuriuos jie norėtų įveikti. Ir organizatoriai, kurie organizavo tą mitingą, jie labai profesionaliai, nesakau, kad teisingai, kad tai sąžiningai buvo padaryta, suspekuliavo sausio 13-osios laužų tema, įstatė laužus priešais parlamento rūmus ir kalbant su jaunimu, kurie buvo tame mitinge, sako, žiūrėkit, sako, aš žinau iš senelių ar tėvelių pasakojimų, kaip jie čia saugojo parlamentą nuo galimos agresijos, tam prie laužų ten virė arbatą ir taip toliau, sako, ir mes jaučiamės, kad pagaliau ir mes už kažką kovojam. Ir čia labai plati tema, nes iš tikrųjų daugelį pasaulio šalių yra ta problema, kad jaunimui reikia tikslų gyvenime, didesnių negu darbas, negu ten, sakykime, komfortas, kurį jie turi, ir jiem reikia iššūkių. Ir dalis tos visuomenės jautėsi, kad kovoja už laisvą žodį, kas yra labai gerai, visada reikia ginti laisvą žodį, jį visada kažkas kėsinasi, ar valdžia, ar ten nesąžiningas verslas, ar, sakykime, spec tarnybos ir panašiai. Ir jiems tai buvo didžiulė motivacija. Tai aš tokius 3 dalykus atradau, iš ko aš tikrai, sakyčiau, daug ką pasimokiau, vertinant tokio lygio mitingus ir jų motivaciją. Kodėl tiek daug žmonių ir kodėl jie yra čia. Labai įdomus požiūrio kampas, kaip jūs atsakinėjote, tai nejučia netgi taip mintis peršoko į Japonijos visuomenę, kuri irgi su panašiais iššūkiais susiduria, tai, kaip sakyti, tokio požiūrio kampo dar negirdėjau, bet gal nuo tokių globalių dalykų šiek tiek pereikime ir prie žemiškesnių. Gal ne visi žino, bet pats esate tiesiogiai išrinktas Seimo narys Naujininkų Rasų apygardoje. Tai kartu rūpinatės ir šitą apygardą. Kaip sekasi šitą apygardai? Sakyčiau, tikrai neblogai. Aišku, matyt, rinkėjai tai vertins po keliarių metų, bet daug dėmesio tikrai skiriu kelioms pagrindinėms temoms, su kuriamis ir ėjau į žmonės prieš rinkimus. Tai yra gyvenimo kokybės gerinimas, ypač kalbant apie salininkus, apie sąvartyną statybinių atliekų, kuris buvo pastatytas ir iki šiol yra nesutvarkytas, nes įmonė bankrutavo. Labai aiškiai matau, kad valstybės sistema kalta dėl to,
ir dabar darome spaudimas aplinkos ministerijai, kad jinai turi apmokėti tai. Gavau čia paskutinį raštą iš aplinkos ministerijos, kad visi atsakingi, bet ne jie. Ten turi bankroto administratorius problemą įspręsti arba dar kažkas tai, bet bankroto administratorius 1,2 milijono eurų neturi ir neprivalo turėti. Valstybės tarnybos, kurios išdavė leidimą tokiai veiklai, tiesiog nekontroliavo įmonės, nes šiais laikais nieks neskaito arba labai retai kas skaito valstybės tarnyboje įmonių balansus. Tai reikėjo pakelti paskutinių 5, 6, 7 metų tos įmonės pajamų istoriją, išlaidų ir pelningumo rodiklius ir suprasti, kad jinai tikrai gyvena ir dirba ne iš to, ką jinai ten daro. Jinai surenka, atveža, gauna pajamas iš to, jas kažkur išleidžia, o rekultivavimui, uždarimui sukaupta tik tai 8 000 eurų, o reikia virš milijono. Toliau be abejo tema naktiniai skrydžiai, aš jos nesu užmiršęs, tai labai svarbu ir markučiams, svarbu naujiesiams markučiams, tiem patiems salininkams, mieste, kurio teritorijoje yra oro uostas, nes Vilniaus oro uostas yra tikrai labai arti miesto centrinės dalies, Europoje naktiniai skrydžiai nevykdomi. Ir su oro uosto buvusia šiuo metu administracija jau buvome prie kompromiso, kad pradžioje paruoš planą, kaip bent jau čarterinius samdomus skrydžius iškeltų į dienos laikotarpį, kas nesudėtinga. O žmonėms, ypatingai tie, kurie keliauja, keltis 3, 4 naktį, darai gerai, jeigu esi Vilnietis, jeigu važiuoti iš Kauno ar ten iš kito Lietuvos miesto, tai jis realiai turi nakvoti iš vakaro Vilniaus mieste. Priedo, ką žmogus atvažiuoja į kokį ten, sakykime, kurortą, sėdint lagaminų, nes į viešbutį įleidžia tik tai 2 valandą dienos, tai jisai neturi kur dėtis. Tai yra nepagarba mūsų žmonėms. Ir čia tikrai tik tai oro uosto sprendimai, perkelti tuos skrydžius į dienos laiką tikrai galima. Dėl reguliarių maršrutų yra niuansų, yra problemų, nes vis dėlto Vilnius nesugeba gerai konkuruoti ir mes turime daugiau skrydžių tik vien dėl to, kad užsienio kompanijos gali lėktuvus panaudoti tuo laiku, kada negali panaudoti Europoje dėl to, kad yra apribojimai. Naktį Europoje praktiškai niekas neskraido. Tai ir su dabartiniu ministru bendraujam tą temą, ministras girdi, mato tą temą, tai šiuo atveju tikiuosi tam tikrų proveržių tikrai bus, nes turim gerbti savo piliečius ir siekti, kad paslauga atitiktų tam tikrus kokybinius parametrus. Nekalbu apie daug smulkmenų, kur grinai žmogiškos problemos, dažnai man parašo žmonės vyresnio amžiaus ar paskambina referentai mano, tai aš nesiūlau jiem atvažiuoti pas mane į Seimą, aš nuvažiuoju pas juos į namus, aš darau gyventojų priėmimą tiesiai pas juos namuose. Okay. Ir tas labai įdomu, tada ateini į buitį, pamatai, kaip tas žmogus gyvena, žmogus parodo savo gyvenimo nuotraukas ir, žinai, tam žmogui kartais net labiau reikia to pabendravimo ir dėmesio, negu tos pačios problemos sprendimo. Ir iš tokių įdomių minčių, kurią aš gavau, viena moteriškė, garbaus amžiaus, bet labai aktyvi, Vilnietė, gyvenanti Naujininkuose, sako, buvo laikai, sako, anksčiau bent jau poliklinikoje buvo eilės, nueini į gyvą eilę, pabendrauji su žmonėm, išsikalbi. Sako, dabar ir to nebėra, viską reikia tik tai elektroniniu būdu ir patekti tiesiai. Arba kirpyklą, sako, nueini, atsistoji į gyvą eilę, pabendrauji, pasišneki, apkalbi kažką tai. Ir sako, man trūksta to bendravimo. Ir čia labai geras pavyzdys. Mes džiaugiamės, kad valdome procesus skaitmeninėmis priemonėmis, eilės ir visa kita, o žmonės per tai ką prarado? Galimybę tiesiog eilėje pabendrauti. Labai įdomus toks požiūrio kampas. Kalbant apie Naujininkų Rasų apygardą, iš tikrųjų tiek markučiai, tiek patys naujininkai ir kiti mikrorajonai susiduria su narkomanijos didelė problema. Kiek pačiam pavyko pasistumėti per šią kadenciją su šiuo klausimu? Kiek, aišku, leidžia galimybės būnant Seime? Tai pirmas dalykas, kuo džiaugiuosi, kuri tai buvo mano pirmasis įstatymo projektas registruotas, ir apskritai esu pirmasis Seimo narys šitos kadencijos, kuris registravo įstatymo pataisą. Ji kilo iš pareigūnų bendravimo su pareigūnais, kad jeigu yra nesąžiningas nuomotojas, kuris nuomoja turtą nuomininkui, kuris realiai užsiima narkotikų prekybą, ar ten samagono, ar ten alkoholio nelegalia prekyba, tas savininkas nepatiria jokių sankcijų.
Ir dažnai aš jau pamačiau tinklą tam tikrų būtų, kurie buvo Markučiuose, išnuomoti arba priklauso tai pačiai asmenų grupiai, kurie išnuomoja dažniausiai tam tikros tautybės piliečiams, iš kurių nelabai ką paimsi, nes jau jie po 2-3 kartus ir taip yra buvę nuteisti ir sėdėjo realiai kalėjime. Ir jie vykdo tą nelegalią veiklą ir moka nuomos mokestį tam nuomininkui. Tokia gudri paprasta schema. Juridiškai neprieisi prie to turto savininko. Tai įstatymo pataisa buvo patvirtinta, tai kad jau šiandien policija gali skirti baudas, pradžiai mažesnė, toliau didesnė, ir turto savininkui, kuris neužtikrina, kad turtas būtų naudojamas gerbent geros kaiminystės principą. Artimiausiu metu planuoju susitikimą su policijos komisariato vadovu savo apygardos, nes man dabar noras paklausti, žiūrėkit, įstatymas galioja beveik metai, kiek kartų įtaikėt? Ir aišku, pačioje pradžioje mes padarėm tikrai nemažai, nes ir su policijos pagalba, visuomenės, ir nemaža dalis reidų buvo padaryta, ir dalis buvo sulaikyta. Ir sakyčiau, aš turiu surinkęs duomenis visus, kaip atrodo nusikalstamumas mano rinkiminėje apygardoje, pagal Markučiai, Rasos, Salininkai, Naujininkai, buvo ženklus kritimas. Ir tam gyventojai mato. Dabar vėl girdžiu skundus, nors aš labai dažnai pravažiuoju tyliai pro tas vietas, kuriuose žinau, kad gali būti vykdoma prekyba kvaišalais. Tikrai vaizdas geresnis negu buvo, kada prieš ten keletą metų, kada tu ten net pats nustebdavai, kad taip gali būti. Tas yra sumažėjęs, bet vėl skaičiai pradėjo kilti. Išsiaiškinau, kodėl. Tie, kurie buvo sulaikyti tyrimo laikotarpiu, jie buvo paleisti. Tie, kurie buvo nuteisti, jie jau paleisti. Ir kurie jie eina į tą pačią vietą, į tai žinoma savo veiklos erdvę ir iš naujo bando tai daryti. Aišku, galiu pasakyti, kad policija, nors ne policija, tai visas šitas problemas įspręs, turi būti ženkliai aktyvesnė. Nes jeigu mes toleruosim pasiteisinimus, tai natūralu, kad tie, kurie uždirba iš kvaišalų prekybos, jie visą laiką pasinaudos tais pasiteisinimais, didindami savo pelną. Tokiais atvejais visų miestų patirtis labai paprasta. Didinti kiek įmanoma kaštus verslui, kuris patirtų nuostolius iš tokios veiklos. Todėl kratos, pojamiai, nepatogumų sudarimas, sulaikymas trumpalaikis, pastovus spaudimas yra neišvengiama priemonė. Taip, tai yra sudėtingas darbas, aš jį pavadinčiau kaip žolės pjovimas prie savo namų kiemo, bet jis yra neišvengiamas. Kaip mes žolę pjaunam, čia lygiai tą patį reikia daryti. Ir aišku, iš policijos pareigūnų aš tikiuosi tikrai daug daugiau, nors su visais, kada pašneki ir parodai dėmesį problemai, geranoriškumą aš jaučiu. Ir čia nušoksiu prie kitos temos, dronų temos ir kontrabandinių balionų, kurie taip pat nemažai skrido per mano vienmandatę apygardą ir trikdė oro uosto veiklą. Žiūrėkit, kada dabargi nebeskraido oro balionai? Kas įvyko? Lukašenka tapo geresnis? Ar jis nusprendė, kad mūsų nebereikia terrorizuoti? O įvyko tai, kas turėjo senai įvykti. Apie tai, ką rašė Lietuvos ryto žurnalistė Rasa Karmazaitė prieš 3-4 metus. Tų straipsnių dėka aš organizavau antikorupcinei komisijai posėdį, turėjom slaptą uždarą posėdį, suėjo visos tarnybos ir išsiaiškinom vieną dalyką ir aš paprašiau patikrinti, ar žurnalistė buvo teisinga pasakyta, kad bylos pradėtos, bet jos nutrauktos. Prokurorai pasakė, išsiaiškinsim. Po kažkiek laiko prasidėjo kratos, pojamiai ir tai, ką mes matėm spaudoje, sulaikymas labai daug asmenų, tame tarpe tų pačių statutinių pareigūnų, policijos, pasienio ir panašiai. Ir žiūrėkit, problema išsisprendė. O čia mes vos ne karą norėjom turėti su Baltarusija dėl tų balionų, nes laiką kaltinom tik tai vieną pusę. Problemos pas mus ir mūsų teisėsaugos institucijų tas aktyvumas ir sąžiningumas yra labai svarbus elementas arba dėmuo visose šitose istorijose. Aišku, reikia padėkoti, kad mūsų teisėsaugos struktūra yra tokia fragmentuota. Yra nemažai tarnybų, kurios vieną kitą gali kontroliuoti. Tai anksčiau ir vėliau ta sistema suveikia. Bet kiek mes žinome iš pateiktų duomenų, kad ta nelegali cigarečių kontrabanda Lietuvos pasienyje vyksta dešimtmečius. Ar taip jau visi ir niekas nematė anksčiau?
Tai va čia tos temos, tie klausimai, kuriuos aš drąsiai keliu, kuriuos tikrai kelia ir kolegos, ir kurie, kai iškeli tokį klausimą ir padėdė ant stalo, niekam nepatogu jį numesti nuo stalo ir pakišti po kilimą. Ok, jau šiek tiek pats minėjai apie sąvartyną Salininkose, tai gal dar, kad žiūrovus įvesti, tai iš tikrųjų tai yra tam tikra schema, kuomet atidaromi sąvartynai, įmonės bankrutuoja ir tada tas šiukšlių kalnas lieka žmonėms po daugiabučio langais, o kadangi bankrutuoja, nėra lėšų, iš kurių galima būtų tą sąvartyną sutvarkyti. Bet Vilnius susiduria su kur kas didesnė atliekų krize, tai gal turbūt tai, kas vyko, mes visi puikiai matėm, stebėjom, bet klausimas būtų, kadangi pats visą laiką buvai tose pozicijose, kuriuose nekritikuoti reikėjo, o spręst klausimą iš esmės. Kokie būtų sprendimai šiai dienai Vilniaus atliekų tai krizai išspręsti? Sprendimai tikrai yra ir jie gana paprasti. Tai iš tikrųjų, net ir audito komitete, kurio pirmininku dabar tapau, mes turėjom pirmą neeilinį posėdį čia prieš kelias dienas ir tai temai skirime labai daug dėmesio. Susirinkom kalną informacijos, duomenų, skaičių, nes aš esu vis dėlto duomenų, dokumentų ir skaičių žmogus, nors gana poetiškos natūros, nes tik tai juos turint, tu gali išeiti tada su kažkokiu pasiūlymu arba realia iniciatyva, kuris sprendžia. Visa kita yra tik viešieji ryšiai, pareiškimai politikų, kurie neturi realaus pagrindo už tai, ką sakoma. Tai šiandien aš labai aiškiai matau du sprendimo kelius pagal turimus duomenis. Vilnius paskelbęs taip tą vadinamą ekstremalią situaciją, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šiandien meras, savivaldybė gali priiminėti sprendimus, realiai nesivadaudamas įstatymais ir galiojančiam tvarkom. Jeigu reikia kažkokį pirkimą daryti, tai visą laiką galioja viešųjų pirkimų procedūra. O dabar jie pasako, ne, mes perkam iš jūsų paslaugą. Kiek mokėsit? Kaip susitarsim? Nes leidžia, nes tai yra, tai yra Vilnius 1,5 metų jau valdomas realiai be taisyklių. Ir čia atsiranda labai didelės pagundos tiek politikams, tiek matyti tam tikram verslui, kuris gyvena iš santykių su politika. Ir Vilniaus ekstremalių situacijų komisija, ar kaip ten vadinasi, buvo priėmusi sprendimą prieš kažkurį laiką, kad Energijos manas išvežtų atliekas rūšiuotas deginti į Kauną. Nes Kauno pajėgumai leidžia, viskas yra šalia, logiškas sprendimas. Tas neįvyko. Kodėl neįvyko? Todėl, kad Energijos manas gali mokėti, tokia yra nustatyta jo kaina, ne daugiau negu ten 32-35 eurus už kvadratą. Už toną. Arba priešingai jis turi primokėti iš savų pinigų, kurių neturi. Taip. Nes Kaunas gauna ir degina, natūralu, komercinė įmonė gauna daug didesnės įmokas, pavyzdžiui, 70 eurų už toną ir panašiai. Tai ką reikėjo padaryti? Reikėjo Vacui subsidijuoti tą papildomą tonos deginimo kainą, kurios Energijos manas negalėjo mokėti. Ir tai būtų ženkliai pigiau negu dabartinis pasirinktas kelias, kada Vacas moka už rūšiavimą 3 įmonėms vidutiniškai 65 eurus už 1 toną, plus moka Vakajotui Vilniaus kogeneracinė jėgainiai 30 su viršum eurų už deginimą, dar pridėk visą logistiką, tai 120. Tai kitaip tariant, jeigu būtų ūkiškas, teisingas pasirinkimas, tu prarandi 35 eurus, realiai įsprendi problemą, nes išvalai teritoriją nuo perteklinių atliekų ir išleidi tik tai 33 kart daugiau negu dabar leidžia miestas ir problemos nesprendžia. Tai čia būtų mano labai paprastas mero pozicijoje sprendimas. Antra, ką aš padaryčiau, susirinkęs visas esam duomenis ir žiūrim. Valstybės įmonės Lietuvoje labai dažnai piknaudžiauja savo gale. Ir joms galioja visai kiti įstatymai, nors jie yra tie patys negu privačiam verslui. Ir tai yra labai labai blogai, nes jie prasilobina ir netgi daugelis politikų arba valstybės struktūros aptarnauja valstybinių įmonių interesą arba tam tikrus tikslus, pažeidžiant bendruosius principus. Tai aš kaip tik šiandien, tarp kitko, susirinkau duomenis, kada Ignitis gavo europinę paramą 140 milijonų eurų. Čia kogeneraciniai. Taip, kogeneraciniai jėgainiai statyti, biokuro ir atliekų deginimui, ten yra labai aiškiai rašyta. Šita parama skiriama 160 tūkstančių tonų deginti tik tai MBA srautui, tik savivaldybės MBA srautui. Jokio komercinio srauto
Vilniaus kogeneracinė jėgainė neturėtų priiminėti. O jie niekada neėmė deginimui tokių kiekių kaip 160 000 tonų per metus. Nes ir todėl natūraliai kaupėsi perteklius Energesmano teritorijoje, nors formaliai jinai priklauso savivaldybei. Paprastas dalykas. Dabar kodėl taip įvyko? Žiūrim giliau. Pasirodo, aplinkos ministerija išduodama tipką, žmonės čia terminų nežinos, tipkas tai yra leidimas užsiminėti vienokią ar kitokią veiklą, kuri susijusi su tarša. Ten jie irgi rašyta, kad prioritetas miesto komunalinių atliekų srautas, bet jie praplečia sąraše eilutėse, įrašo kodus, kad gali deginti kartoną, kad gali deginti komercinės atliekas, už kurias Vilniaus kogeneracinė jėgainiai moka daug daugiau, negu gali Energesmanas mokėti 32 eurus už toną. Tai kitaip tariant, VKJ Vilniaus kogeneracinės jėgainės pelningumas yra ten 25-30% per metus. Vilniaus atliekų centras didina apyvartą, kas padidino apyvartą dvigubai ir pelningumus taip pat. O įmonė, kuri realiai yra privati ir kuri užtikrina viso šito, kaip sakant, dviejų subjektų pelningumą, sėdi labai nedidelėme pelningume arba netgi paskutiniai metai nuostolė, nes įvyko gaisras, dėl kurio taip pat įmonė nekalta. Taip nesąžininga, taip negalima elgtis. Ir aš čia komitete kelsiu tą temą iki galo, nes Vilniaus kogeneracinė jėgainė, jeigu būčiau meras, tai tikrai tą padaryčiau iš karto, turėtų kompensuoti visą žalą, kurią patyrė Vilniečiai nuo 16 metų, nes kogeneracinė jėgainė ir buitinių atliekų deginimas vėlavo 4-5 metus jėgainės atidarimas nuo pirminių planų. O atlikos buvo užkastos Kazokiškėse, tai čia Elektrėnai ir Elektrėnų gyventojai ir Kazokiškių apylinkių gyventojai turi visą teisę reikalauti taip pat kompensacijos, nes kažkas turi atsakyti už savo neefektyvumą, kažkas turi atsakyti už tai, kad nepadarė tą, ką turėjo padaryti laiku. Ir jeigu apverstume situaciją ir tai būtų privačios įmonės, nevalstybinės įmonės, tai jiems senai būtų prokuratūrų tyrimai, senai būtų 100-tūkstantinės, jeigu ne milijoninės baudos už žalos padarymą gamtai ir panašiai. Tai vat man ta matant labai nepriimtina šiandieninis politikavimas, veiksmų, kurių reikia imti nesėmimas, o dar atvirkščiai problemos gilinimas. Čia toks ilgas atsakymas, bet tema sudėtinga. Taip, tikrai, tema sudėtinga ir vienaip ar kitaip paliečianti Vilniečius ar didėjančiais atliekų kiekiais, ką matėm šalia naujosios Vilnios, ar galų gale ta pati vietinė rinkliava, kuri anksčiau ir vėliau turės būti keliama, nes šiai dienai privatus operatorius tvarkė atliekas už 53 eurus už toną, o dabar mes, kaip pats minėjai, jau iššokam virš 100 eurų už toną. Tai čia yra ir pagrindinis tikslas - apginti Vilniečių miestiečių piniginę, kad į ją nesikesintų valstybinės struktūros per savo klaidas, o dar blogiau per suinteresuotumą. Mane toks nustebino vienas faktas, nes ne per seniausiai Vilniaus kogeneracinės jėgainės 49% akcijų Ignitis pardavė privačiam šveicariškam fondui. Gavo nemažą sumą už tas akcijas. Ir dabar, nors aš kartu buvau prieš tam, siūliau, kad Vilniaus meras šilumos tinklai Vilniaus miesto nusipirktų tas akcijas, nes jos yra labai pelningos ir iš tikrųjų tada būtų visa kontrolė proceso. Nes dabar kiekvienas žiūri, man naudinga, aš deginsiu jūsų atliekas, nors atliekos yra už tvoros, nenaudinga, aš imsiu iš kitur. Ir ypač, kada dabar 49% yra akcijų visiškai privačios, tai natūralu, kad privatus fondas kelia esminį klausimą. Palaukit. Turim siekti pelno. Toks yra ir uždarų akcinių bendrovių įstatymas. O jūs čia dabar norit man socialinę misiją prikišti kažkokią gelbėti Vilnių. Gerai, galim gelbėti, bet kažkas už tai turi sumokėti. Ir iš tikrųjų ta nedidelė kaina, kurią mokėdavo Energesmanas už deginimą, manau, yra viena iš priežasčių, kodėl dabar bandoma apkaltinti, juos išmesti iš rinkos, tada atsistos, ką jau dabar sako meras ir kiti, kad kainuos viskas brangiau ir vėlgi laimikas valstybinės privačios įmonės, kurios pasidaro didesnę kainą iš santykių su politika, iš santykių su valdžia, keičiant reguliavimą ir dėl to nuo to kenčia vis tiek kas? Vilniečiai. Tai mano manimu šiandien
žiūrint visą grandinę, kaštų grandinę, kur kas kaip yra, tai yra labai nesąžininga, neteisinga, o daugelį atveju aš manau, kad yra nusikalstama. Ir dar gal reikėtų priminti žiūrovam, kad iš tikrųjų, jeigu ateina investuotas fondas, tai be abejonės fondo tikslai yra kuo didesnė grąža. Jis ne kalėdų senis. O pats gerai žinote, kad Vilniaus miestas ir apskritai Ignitis buvo sudaręs sutartį, kai vyko statybos Vakajoto. Ir ten yra tokia labai auksinė frazė ir punktas įsipareigojimas, tai yra, kad Vakajotas turi šilumą tiekti nedidesnę nei rinkos kaina. Tai kaip ir aliuzija į tai, kad jie neturi siekti pelnų, o patenkinti esminį viešą interesą, suteikti šilumą miestiečiams. Pagal skaičius, kuriuos mes turime ir pagal verto duomenis, tai buitinių atliekų deginimo pelningumas praeitais metais, nors pas mus Vilniuje buvo gaisras, daug problemų, visa kita padidėjo 10%. Ir EBITDA yra labai didelė lyginant su bendra apimtimi pelningume priklausomai nuo deginimo kiekio, kurį degina. Tai rodo, kad iš tikrųjų mes vartotojai permokam. Taip negali būti. Ir čia ta tema audito komitete tikrai bus nagrinėjama ir mes prieisime prie tų galutinių skaičių ir prie tam tikrų rekomendacijų. O aš visiškai pritariu, dėl to aš dar pats kaip tik tos procesus gerai žinau, nes 13-14 metais mes ir pasirašinėjom sutartis, ketinimo protokolus su Igničiu, su visais kitais ir negalėjo Vakajotas 49% parduoti privačiam fondui, jos turėjo atitekti Vilniaus miesto arba šilumos tiekimo įmoniai, tai yra taip pat komercinė įmonė, arba jau būtų protingas sprendimas, taip tada eikime į biržą ir tos 49% akcijų tegu nusipirka Vilniaus miesto gyventojai. Tai tokiu būdu pinigai bus įdarbinti vietos žmonių ir bus bent jau nauda. O dabar ką? Mes Ignitis gavo pinigus, jie jos kažkur panaudos įvairiuose savo projektuose, nebūtinai efektyviai, ką mes matom pagal jų veiklą. O Vilniečiams kas liks? Apmokėti ir tą akcijų dalį, kurią pardavė Ignitis ir dar pelno normą, kurią turi generuoti 49% akcijų. Tai yra, sakyčiau, ta vargša Vilnietė arba Lietuvos pilietį šiandien žmonės žinantis, kaip iš santykių su valdžia, keičiant taisyklės, įmetant į labai didelį viešųjų ryšių padažą, tiesiog galima apmokestinti ir uždirbinėti didžiulius pinigus ir niekas net nesugeba pasakyti, palaukit, bet taip neteisinga, tai yra nesąžininga. Ir tai daro ne privačios įmonės. Privačios įmonės, čia yra kita tema, bet daro valstybinės įmonės. Naudinga direktoriams, naudinga valdyboms, naudinga visiems kitiems, bet už tai viską sumoka paprastas žmogus. Dėl to Lietuva ir Vilnius tampa jau net Europos mastu realiai labai brangi vieta. Taip, net italai nusistebė pirkdami kavos puodelį Vilniaus mieste už ką tiek sumoka, ar ne? Tarp kitko, čia geras, aišku, dar nepatikrinau tos informacijos, bet vienas italas sakė, kad liktai Europos prekybos centre užsisakė kapučino ir sumokėjo revoliutų ir paskui nepažiūrėjo, kapučino puodelis 5,20 €. Sako, būčiau Italijoje, tai iš karto policiją kvieščiau. Reikės rasti tą kavinę, kuri tokia kavinė brangi. Šiaip labai tikėtina, ypač jeigu užsisakė su galiniu pienu, tai kad ta suma galėjo 5 € siekti visai manomus scenarius, bet patikrinsim. Italija, jeigu kava, kapučino virš €60, tai tikrai italas turi teisę kviesti policiją. Artūrai, nusikelkime dar į pasaulinę, gal Europos labiau liečiančią temą, tai yra Seuto, tą vadinkim krizę, kai jauni Maroko gyventojai pradėjo plūsti į Seutą, tai yra Ispanijos eksklavą. Ir Lietuvoje čia daug komentarų visokių girdėjom, bet vienas įstrigo, kuris net pasiūlė, kad galbūt tokia šalis, kurios nesugeba užtikrinti Šengeno sienų kontrolę, reikėtų stabdyti jų narystę Šengeno erdvėje. Ką pats galvojat šiuo klausimu? Aišku, imigracija yra labai plati tema, čia matyt galėtų būti kito pokalbio diskusija, ir ypač kalbant apie Vilnių, nes niekas nenori tos nekontroliuojamos imigracijos, kuri keičia mūsų santykius, kalbos vartojimą, arba, sakykime, didina nusikalstamumą, arba sukuria tas problemas, kuriomis šiandien visa Europa, senoji Europa spjaudosi.
Bet mane labai nustebino Lietuvoje kai kurių politikų, kurie, aš suprantu, kad politologas arba ten koks nors paprastas skaitytojas, kuris, neturi atsakomybės su savo žodžius, gali taip kalbėti. Bet kai čia išgirdau irgi, man atrodo, tinklalaidėje konservatorių partijos lyderio Kasčiūno auklėjimus ir mokymus Ispanijoje, kokia ten bloga valdžia ir kad ispanai surinko labai blogą valdžią. Jeigu esi demokratiškas žmogus, tai negali taip kalbėti, ypač su tokiu statusu kaip partijos pirmininkas, kurio partija yra viena iš lyderiaujančių Lietuvos politinėje arenoje. Ir kad reikia vos ne ispanus bausti už tai, tai aš galvoju, tai yra tokia yra savoka naudingas idiotas. Palaukit. Prieš savaitę dvi mūsų krašto apsaugos ministras pasakė apie galimas provokacijas iš Rusijos pusės. Visi kalbame apie galimybę, tikimybę, tame tarpe Lenkai poreikį aktyvuoti galbūt 4 NATO sutarties straipsnį ir neduok die 5. Tai tų pačių ispanų, o jie yra rimtas žaidėjas Europos Sąjungoje ir taip pat NATO struktūrose, reikės pritarimo. Nes norint aktyvuoti 4 ir 5 straipsnį, reikia visų Europos Sąjungos šalių arba NATO narių tam pritarimo. Tai ką ispanų premjeras arba Ispanijos politikai pasakys? Žiūrėkit, jūs toli labai nuo mūsų, turi čia kažkokių problemų su kažkokiais kaimynais, tai gal ir patys išspręskit. Mes jūs pamokysim, kaip tą daryti. Tai kaip taip neatsakingai gali kalbėti tokio rango politikai ir tokių politinių organizacijų, buvę krašto apsaugos ministrai, man yra nesuvokiama. Arba tai yra naudingas idiotas, arba provokatorius. Plius svarbi aplinkybė turbūt, kad ispanai saugo oro erdvę Baltijos šalyse, ar tą darė, ar ne rotacijos. Čia Latvija geras pavyzdys, kada irgi vienas Latvijos ministras pradėjo auklėti ir mokyti viešais pareiškimais Ispaniją. Ispanijos ministras Briaus krašto apsaugos paskambino premjerui ir premjeras Latvijos nuramino ir atsiprašė. Iš tikrųjų yra problemų, jas reikia spręsti ne socialiniuose tinkluose, ne per pareiškimus, kas daroma tik tai su noru įtikti vietiniams rinkėjams ir savo auditorijai, bet tai sukuria labai realią žalą ir labai didelę riziką. Aš jau senai ir visiems bandau paaiškinti, kad rimti dalykai nesidaro Facebook'e. Realūs sprendimai nevyksta konferencijų metu. Tu turi tyliai viską daryti, surasti sąjungininkus, palaikytojus idėjos, pasiekti rezultatą ir rezultatui pasiekus rezultatą. Tada tu ir pasakai, mes visi, ne aš, o mes visi padarėme pokytį. Ir čia labai skiriasi, ir čia aš dažnai kartais ten susitikimuose su Markučių gyventojais sako, ten mes tavęs nematom, negirdim, kad tu kažką darytum. Sakau, gerai, aš pasakysiu, ką aš darau. Ir aš išvardinu, ką aš darau, kiek aš turėjau susitikimų su policijos atstovais, kiek aš kalbėjausi su įmonės, kuris stato gyvenamosius namus atstovais ir kokius mes planus šiuo metu nagrinėjame ir visą kitą. Sakau, man šitiems planams reikia pritarimo savivaldybės, skirtingų politikų, Seimo narių. Ir jeigu aš išeisiu dabar Facebook'e, žinot, aš dabar darysiu tą ir tą. Pasakykit, ar aš toliau pajudėsiu, negu tas vienos dienos pranešimas Facebook'e? Auditorija sutinka, sako, taip, sako. Būtent, sakau, aš darau tyliai, aš atnešiu rezultatą ir tada tikėsiu, kad jūs įvertinsite ir pasakysite, buvo padaryta gerai. Dar kartą kartuoju, jeigu jūs matote pareiškimus, kaip čia buvo, aš kovosiu prieš rusų kalbą, tai yra viešieji ryšiai. Tu nekovok, tu daryk tą kiekvieną dieną ir nuosekliai ir bus pokytis. Bet jeigu tu išeini ir pasakai tokį garsų pareiškimą, tu tiesiog kvailini ir apgaudinėjai savo miestiečius, o maža to sukuri labai nemalonius konfliktus. Aš daug dirbu su ukrainiečių bendruomenė, tarptautinė Ukrainos mokykla, kuri taip pat tams yra labai gerai žinoma, kurių dauguma pabėgėliai yra iš rytų Ukrainos. Jie mokosi šiandien, jie rusiškai šneka. Ir jų kalbą mes dažniausiai girdime miesto gatvėse. Jie patys šiandien mokosi ukrainiečių kalbą, šalia mokosi lietuvių kalbą, mokykloje dėstoma lietuvių kalba visose klasėse. Puikus pavyzdys. Ir jie pasakė labai paprastai, šitas kreipinys, pareiškimas mero nukreiptas realiai prieš juos, prieš karo pabėgėlius. Nes Lenkijoje vyksta svarbus ir dideli pokyčiai prieš ukrainiečius karo pabėgėlius ir sako, kad tai ateina dabar ta banga ir į Lietuvą. Mes suprantam, kad taip, mes nemokam lietuvių kalbos, taip, dalis mūsų tikrai norės likti čia Lietuvoje ir gyventi, ir kurti gyvenimą, ir būti naudingais piliečiais, bet šitą pasakymą mes priimam kaip nukreiptą prieš mus. Tai yra konservatorių partijos meras, pasakydamas tokią tezę, realiai jie nukreipė prieš ką? Prieš karo pabėgėlius.
O jeigu pasigilinus į skaičius, Vilniaus mieste 200, nėra sudėtinga, susirinkau duomenis, 260 000 per metus registruojama Vilniaus mieste raštų įmonių arba fizinių asmenų. Iš jų mažiau nei 1% yra tik tai rusų kalba. Ir tie yra, tų žmonių, kurie realiai tikrai niekada neišmoks jokios lietuvių kalbos, nes jo amžius yra nuo 70 iki 90. Tai yra tas sovietmečio palikimas, taip sakant, bobutės, močiutės ar senukai, kurie, jau, kaip sako, ko neišmoko Jonelis, Jonas jau nebeišmoks. Tai vat, kaip atrodo pranešimas, apie kurį čia daug visi diskutuojam ir kurį bandoma viešųjų ryšių priemonėmis sureikšminti, bet realiai jisai nukreiptas prieš karo pabėgėlius iš Ukrainos. Atšauktumėt šitą mero sprendimą, kuris realiai suspendavo rusų kalbos naudojimą? Jis yra visiškai bereikšmis, nes toliau Vilniaus miesto savivaldybėje bus aptarnaujami žmonės visom kalbomis, skaitant rusų kalbą. Atėjo, jeigu žmogus kalba rusiškai, darbuotojas moka rusų kalbą, jis bus aptarnautas. Tas nepilnas 1%, į ką teoriškai galima būtų, sakykime, taikinti, jis nėra labai aktualus, nes šiandien, jeigu ateis pas jūs močiutė, atneš raštą drebančiam rankom parašytą kirilica, ar jūs būsite toks chamas ir pasakysite, žinai, dinkit, atneškite man lietuvių kalbą parašytą. Ai, nemokat? Tai pasimkite dirbtinį intelektą, jums iš karto išvers. Ai, jūs nežinote, kaip kompiuterį naudotis? Tai tada eikit ir numirkit. Taip niekas nepasakys. Priedo čia yra labai svarbus dalykas, kad savivaldybė užmiršta vieną svarbų principą. Jinai yra paslaugų tiekėja klientui, miestiečiui. Ir tas miestietis kokia kalba bekalbėtų, tai nereiškia, kad mes negerbėm lietuvių kalbos, ar ne, jisai turi gauti paslaugą deramą, o neselekcionuojamą pagal kažką. Tai dabar pagal kalbą, rytoj pagal plaukų spalvą, dar poryt pagal socialinį sluoksnį, dar po to žiūrėkit, kaip jūs balsavot už konservatorius. Tai tada gerai, jums čia eilė be eilės, o jūs, ne, jūs tenais veikite į kitą eilę. Tai yra pagrindinis principas pažeidžiamas. Viešosios valstybinės institucijos yra aptarnaujančios klientus. Ir elkite su klientais, kaip ir privalu elgtis su klientais, ir nedarykite iš to politikos. O pagarbą lietuvių kalbai merui reikėtų pradėti nuo paprasto dalyko. Visi vilniečiai mato savivaldybės pastatas, apačioje pirmame aukšte, kur yra stikliniai langai užrašyta Vilnius International House. Daugelis net nesupranta, galvoja, gal čia viešbutis. Tai pirmiausia, užrašykite tai lietuvių kalba. Ką numato ir mūsų konstitucija, ir mūsų įstatymai, kad ant valstybinių įstaigų užrašai turi būti lietuvių kalba. Ir čia atsiras reali pagarba lietuvių ir kalbai. Jo labiau gal ne kalba yra priešas, nes mes daug kalbų turim Vilniuje, o dabar žinant, kiek yra dirbtinio intelekto sprendimų, tai miestas galėtų panaudoti tiesiog dirbtinio intelekto sprendimus, daryti automatinius vertimus ir teikti tą puikiai paslaugą. Svarbiausia, ne kokią jūs kalbat, bet nemasty, kaip masto Kremlius, nemasty, kaip masto putinistai, nemasty, kaip masto šovinistai ir taip toliau. Ne kalba yra problema. O dažnai dar aš irgi cituoju legendinį mūsų krepšinio trenerį Garastą. Man kažkada įstrigo jo labai gera frazė, kai jo paklausė, kaip čia pavykdavo, kad Kauno Žalgiris labai dažnai laimėdavo tais laikais prieš Sovietų Sąjungos CSKA, pagrindinė krepšinio komanda. Ir jo iš ten daugelio paaiškinimų buvo vienas įdomus sakinys. Žinot, labai svarbu buvo ir tai, kad per pertraukas minutės, kai Gomelskis, rusų rinktinės, rusų komandos treneris, duodavo instrukcijas, kaip ką daryti, mes suprasdavom. O kai aš kalbėdavau lietuviškai, jie nesuprasdavo. Tai sako, mes išnaudojam tą kalbos žinojimo pranašumą. Ir čia yra labai logiškas, aiškus dalykas. Pavyzdžiui, kodėl ukrainiečiai turi labai sėkmingas akcijas Rusijos teritorijoje. Dronus paleidžia, sunaikina objektus, naikina karo nusikaltelius, kurie vykdė juos Ukrainos teritorijoje, todėl, kad jie puikiai žino rusų kalbą. Ir rusų spec tarnyboms identifikuoti, ar tai rusas ar ukrainietis, yra labai sudėtinga, o daugelį atveju net neįmanoma, nes dauguma jų gyvenimą kalbėjo rusų kalba. Taigi čia yra labai daug sudėtinių dalių, kad mes galim pasakyti, o mes dabar kovokime. Aš sutinku su faktu, kurį mes matom gatvėse, kad per daug tos rusų kalbos. Ir kad mes apie tai kalbam jau yra gerai. Ir aš matau tą pokytį, kada, pavyzdžiui, įlipi į automobilį, dirba pavėžėjas iš tos pačios rytų Ukrainos ar iš Baltarusijos,
ir jis sako, atsiprašau, aš blogai kalbu lietuviškai, ar galim kalbėti rusiškai, ar gal ten angliškai. Jau žmogus žino, kad mums tai svarbu, kad su mumis kalbėtų lietuviškai. Jau geras pokytis. Taip pat prekybos centre kasininkai, jeigu dirbdamas, sako, atsiprašau, laba diena, bet aš negerai kalbu lietuviškai, galbūt galima. Jau yra gerai. Taigi, bet nedarykime iš to konflikto ir nedarykime iš to supriešinimo ir nedarykime iš to politikos. Man būnant miesto vadovo, aš esu uždaręs, nežinau, gal kokias 3-4 rusų kalba dėstomas mokyklas. Ar girdėjot nuo vieną skandalą? Gal rusų bendruomenė kažkam piketavo? Todėl, kad viskas buvo daroma nepareižinai, jeigu to atsistoji. Aš uždarysiu 3 mokyklas rusų kalbos. Iš karto pasipriešinimas. O aš darydavau labai paprastai. Žiūrėkit, šita mokykla pustuštė, šita pustuštė, šita pustuštė. Visos jos yra nesutvarkytos. Tai galbūt atiduokime šitą mokyklą lietuvių kalbą dėstomams klasėms. Vieną padarėme Šalama Leikimo mokykla, Žvėrynė, viena iš geriausių buvusi rusų kalbų, rusų mokykla. Ir dar papildomai mes gaunam pinigų, suremontuojame keletą mokyklų, kad būtų geresnės klasės. Ir kai su žmonėmis kalbi faktų, argumentų kalba, nėra susipriešinimo, o tu tą rezultatą ir pasiekiai. Jeigu aš labai gerai sekdavau, kiek mokinių pasirenka studijas rusų, lenkų arba lietuvių kalba. Pastarėjai metai nuo to, kad aš pradėjau tą temą sekti 2007 metų, skaičius, kada rusakalbiai, Lietuvos piliečiai, jų, tai yra tėvai, pasirinkdavo vaikams lietuviškas mokyklas, pastoviai augo. Procesas vyko ir jis būtų natūraliai judėjęs toliau. Bet kai atsistoja kažkas pradeda sakyti ir daro tai politinė programa, tai padaro susipriešinimą, ypač dabartiniam kontekste. Tuo skiriasi dirbantis ir kalbantis. Tai nors pradėjom apie Seimą, bet jaučiu, kaip įsivažiuojam į Vilniaus miesto gyvenimą. Tai aš padėkosiu žiūrovams už tikrai dėmesį mūsų podcastui. Na, o mes antroji daly be abejonės daugiau pakalbėsim apie Vilniaus miestą. Tai ačiū. Dėkui.